Labas, čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, kaip laikaisi, ir šiandien noriu su tavimi pakalbėti apie tai, kad tu turėtum tapti vertingu žmogumi, o ne sėkmingu žmogumi. Taip, daugelis nori tapti sėkmingais, taip, daugelis nori tapti sėkmingais, turtingais, garsiais, įžymiais ir panašiai, taip, bet aš tau rekomenduočiau tapti pirmiausia vertingų žmogumi. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum į komentarus naujas arba nauja, norėčiau pasakyti tau labas. Ir žinoma, jeigu gausi šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, kodėl verta tapti vertingu žmogumi, o ne stengtis tapti sėkmingu žmogumi? Dėl to, kad vertingi žmonės visą laiką yra paklausesni. Ką tai reiškia? Reiškia, mes visi esam lygus Dievo akise kaip žmonės, taip, bet rinkoje mes, būtent mūsų vertė skiriasi, taip? Kaip aš dažnai duodu pavyzdį, ar gali tai būti, kad vienoje kompanijoje dirba du žmonės, vienas žmogus uždirba 10 eurų per valandą, o kitas žmogus uždirba 100 eurų per valandą. Kodėl? Neteisinga. Kodėl taip yra? Taip? Dėl to, kad tas žmogus, kuris uždirba 100 eurų per valandą, yra vertingesnis tai kompanijai, negu tas, kuris uždirba 10 eurų. Galbūt dėl to, kad tas žmogus turi daugiau patirties, galbūt dėl to, kad tas žmogus turi daugiau žinių, galbūt dėl to, kad tas žmogus turi daugiau įgūdžių, taip, jam kompanija yra pasiruošusi mokėti daugiau, taip, dėl to tavo tikslas yra tapti vertingu žmogumi, taip, tapti vertingesniu nuolatos, taip, reiškia, kaip tu gali tai padaryti, reiškia, tu turėtum į save investuoti. Taip, reiškia, nuolatos turėtum ieškoti būdų, kaip tapti vertingesniu. Per knygų skaitimą, audio klausimą, video žiūrėjimą ir panašiai. Taip, kaip tu gali patobulėti ir padidinti savo vertę, padidinti savo žinias. Nesvarbu, ar tu dirbi samdomą darbą, ar tu esi versle, ar tu tenai kažkokius kitus projektus užsiemi. Kaip tu gali tapti vertingesnis žmogus tai kompanijai, tam žmogui, kuriam tu dirbi, tai, kaip sakant, darbovietėje, kurioje tu esi ir panašiai. Taip, nes kuo vertingesnis arba vertingesnė tu tampi, tuo tu būsi paklausesnis, tuo tau daugiau norės mokėti, tuo daugiau kompanijų norės, kad tu juose dirbtum ir panašiai. Ir antras dalykas prie savęs investavimo ir savęs nuolatinio tobulinimo, antras dalykas tai yra, kai sako going the extra mile anglų kalboje, taip, eiti tą papildomą mylę. Ką tai reiškia? Daryti daugiau, negu iš tavęs yra prašoma. Gediminai, tai ką tu čia dabar nori pasakyti, kad aš turiu daugiau dirbti, negu man už tai moka, aš turiu daugiau stengtis, negu man už tai duoda pinigų? Nesąmonė, taip? Bet būtent tokiu būdu tu užsirekomenduoji. Tokiu būdu tu sukuri būtent savo reputaciją savo darbovietėje, savo versle, savo draugų rate ir panašiai. Taip? Tu nori būti tas žmogus, apie kurį kiti žmonės sako, o, tas žmogus visą laiką daro daugiau, negu iš jo tikimasi. Jeigu klientas iš tavęs nupirko kažką, duok daugiau, negu tas klientas tikėjosi. Jeigu darbdavys tau davė darbą, padaryk daugiau, negu jisai prašė. Jeigu kažkas kitas tavęs paprašė paslaugos, padaryk daugiau, negu tas žmogus prašė. Trumpalaikiu atžvilgiu tai gali atrodyti kaip nuostolinga. Trumpalaikiu atžvilgiu tai gali atrodyti kaip neprotinga, kad tai tau yra neapsimoka to daryti. Bet ilgalaikiu atžvilgiu tai tau išloš labai daug. Nes žmonės nori bendradarbiauti, nori turėti reikalų, nori dirbti su tokiais žmonėmis, kurie būtent padaro daugiau, negu iš jų tikimasi, kurie pasistengia labiau negu minimumą. Taip? Nes daugelis žmonių ką daro? Daro minimum. Taip? Kai sako, darbuotojas daro kiek pamanoma mažiau, bet kad jo neišmestų iš darbo, o darbdavys moka kuo įmanoma mažiau, bet kad tas darbuotojas neišeitų iš to darbo. Taip, ir abudu žaidžia tą žaidimą. Taip, ir daugelis turi tą filosofiją, na, kai man mokės daugiau, tai aš tada labiau stengsiuos. Na, jau kai man padidins paaukštins mane pareigose, tada aš labiau įdėsiu pastangų. Bloga filosofija. Atvirkščiai,
Kai tu pradėsi labiau stengtis, tada tave pastebės tavo darbdavys, tada tave pastebės tavo lyderiai, tada tave pastebės žmonės socialiniai medijai. Pirmiausia, pastangos yra pirmiausia, o būtent rezultatas yra po to. Pirmiausia, tu turi įdėti pastangas. Pirmiausia, tu turi pasistengti labiau. Pirmiausia, tu turi į save investuoti. O tada jau tu būsi vertas arba verta didesnių pinigų, tada žmonės norės su tavim bendradarbiauti, tada žmonės norės iš tavęs pirkti ar panašiai. Taip? Tad ar tu gali šitus du dalykus integruoti į savo gyvenimą? Ar tu gali pradėti nors truputį tobulėti kiekvieną dieną, perskaityti galbūt 10 lapų geros knygos? Galbūt paklausyti kokį audio vietoj to, kad klausytum radio, kai važiuoji automobiliu. Galbūt pažiūrėti kažkokį tai video su naudinga informacija vietoj to, kad žiūrėtum televizorių visą laiką. Aš nesakau, kad visai negali žiūrėti to televizorius ar kokio filmo, bet nors kažkiek laiko ar galėtum skirti į save investavimui. Ir kai tu darai savo darbą, ar tu esi darbovietėje, ar tu esi versle, ar tu klientą aptarnauji, ar tu su komandos nariu bendrauji, ar tu socialiniai medijų kuri turinį, ar galėtum šiek tiek daugiau vis padaryti, galbūt įkelti vienu paustu daugiau, galbūt atsakyti šiek tiek išsameu, galbūt įdėti kokį nors saldainį su užsakymu, kai išsiunti žmogui. Taip, tai neturi būti grandioziškai daugiau, tai neturi būti kaip diena ir naktis, bet nors truputį daugiau, negu visi kiti padaro. Ir tai tau atvers tiek durų, sukurs tiek galimybių, kiek tu net negali įsivaizduoti. Stenkis tapti vertingu žmogumi. Kai tu tapsi vertingu žmogumi, tada tu automatiškai tapsi ir sėkmingu žmogumi, ir turtingu žmogumi, ir visaip kitaip būtent gausi geresnius rezultatus savo gyvenime. Stenkis didinti savo vertę. Kai sako, nėra nepakeičiamų žmonių. Taip, visus žmonės galima pakeisti. Bet tu turėtum stengtis tapti tuo nepakeičiamu žmogumi. Tu turėtum stengtis tapti tuo žmogumi, kurį labai vertina. Ir tavo darbovietė, ir tavo kompanija, jeigu tu verslu užsiemi, ir tavo klientai, ir tavo komandos nariai, ir tavo lyderiai, taip? Tapk tuo žmogumi, kuris yra vertingas visiems aplinkiniam, taip? Net ir draugų rate, taip? Aš turiu vieną šeimos narį, kuris yra vertingas žmogus, taip? Jisai visiems padeda, jisai visiems patars, jisai visiems padės išspręsti problemas ir panašiai, taip? Ir jisai tokią didžiulę vertę turi, kad paskiau visi yra pasiruošę jam padėti. Jeigu jam kažko reikia, net klausimų nekyla, taip? Įskaitant ir mane. Jeigu jam kada nors reikia kažko iš manęs, aš net nė vieno klausimo neužduodu. Nes tas žmogus yra toks vertingas, jisai tiek daug vertės sukūrė, tiek daug vertės davė man, taip, ir šeimai, taip, dėl to tam žmogui visą laiką visos durys yra atviros, taip, tas pats veikia ir darbovietėje, ir versle, ir socialiniai medijai, ir visur kitur. Stenkis tapti vertingu žmogumi. Tai va, toks patarimas šiandien, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, būčiau labai dėkingas už pasidalinimą. Ir taip pat, jeigu nori daugiau mokymų, nori mano knygą įsigyti arba daugiau sužinoti apie tai, kuo aš užsiemu, spausk nuorodas mano profilė, ten rasi visą informaciją ir galėsime apie tai pabendrauti daugiau. Jeigu pasieksi mano profilį, parašysi man žinutę, galiu tau daugiau apie tai papasakoti. Geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau, viso, iki.